Labą dieną, draugai. Žodžiu, šiandien keliaujam truputį į Latviją, nors mes dažniausiai keliaujame Latviją. Tai važiuojam prie Liepojas ten, iki Liepojas, nežinau, gal 30 km. Kiek ten sakė iki Liepojas? 48 km, nu žodžiu, į tą pusę. Tai per bookingą užsisakėm kambariuką. Keturvietis mums, 2 suaugę, 2 vaikai. Bendra virtuvė, vonė, sakė, viskas yra ten žiau netoli jūros prie pat. Ir nu žodžiu, važiuojam biškai pailsėti su šeimyna. Kas čia įlika, 2 geras savaitės vasaros, nes tos vasaros dorosi nebuvo. Tai sakom, gal tų orų nebebus, dar kažką, tai sugalvojam, žodžiu, išvažiuoti, biškutį atsipūsti. Tai va, žodžiu, važiuojam, dabar sustojam Kiesburgerį su šeimyna pavalgyti. Nu, kainas nepasakosiu, baisulinės kaip ir visur, 4 pavalgyti 40-50 eurų, tai čia ir Lietuvoje tas pats. Tai žodžiu, ten nuvažiavę, aišku, nusipirksim maistą, sakė, virtuvė yra, kažką pasigaminsim. Pasiėmėm kėdės prie jūros, nusinešim, rankšluosčių pasiėmėm, nu žodžiu, bandysim įsimaudyti, jeigu nebus šalta. Ir truputį pailsėsim. Tai žodžiu, leka mane, Benai? Taip. Gerai. Ąžuolai, jau kur tu važiuoji? Pasimaudyti Baltijos jūrą. Pasimaudyti. Nu gerai, žodžiu. Baltijos jūrą. Važiuojam pasimaudyti. Nu, va, tokių sumuštinių pasiėmėm. Čia kas ko norėjo, ne, ąžuolai? Bulvytės. O ką mama pasiėmė? Tortilė? Nu, aš pasiėmiau burgeriukų tokių. Neblogi visai. Nu ką, užkandžiaujam, pavalgam ir lekam. Na ką, pagaliau prie jūros, kaip sakant. Atvažiavom. Jūra banguoja. Pareint kažkokie kareivukai, va. Nelabai suprantu, kas čia kaip. Ką? Čia buntos stovyklos tokios, vyriškumą, kaip vadinamas. Tai čia gali būti. Ant maikių visiems vardai užrašyti. Sakau, gal kokie buntos stovyklos vyriškumo. Karinės tokias. Čia labai panašu kažkas ir vyksta. Įdomiai, balkiai ne ant žemės, ant kepurių padėti. Kažkokie vadovai. Ką? Gali būti. Ai, o ten vienas dėl tai ir yra įbridęs. Ten vienas vandenį, tai ar čia jį gelbės, ar iki jo varys, nežinau.
Nesupranta, jis tais balkiais varys tą vandenį. O tai kam tas vandenį ten? A. Gali būt. Fainai, kad norėčiau aš takais dalyvauti. Bet su man atakuoja, tai čia... Kas ten ant nugaros tam parašyta? Geltonom raidėm. Velniai žino. Kažkokia organizacija. Jau iškeliauja mūsų kareivukai. Bet ten jau maudės, nes keltis visiems šlapias. Jis ir maikė šlapias, viskas. Parein viens iš tų vadovų iš vandens. Na, Hebra persirengt plafkės. O aš relaksuoju prie vandeniuko. Nuo visų tų darbų, nuo visų tų įtampų, kaip sakant, naktinėjimų tų, nes einu į darbą, parėjęs vakarais kuriu video, kur keliu į YouTube. Aišku, ten ne Lietuvai skirti tie video, bet, bet tai atim praktiškai mano visą laisvą laiką atim. Ir tai labai greit pasijauč, ir nuovargis, ir miega trūkums, ir visa kita. Tai va dėl to ir atvažiavom čia truputį atsipalaiduoti ir pabūti gamtoj su šeimyna, kaip sakant. Gerai, kas bus įdomesnė, dar parodysiu. Iki. Nu ką, įbridom į mes. Vaikai jau klištenas. Tuoli neeinat, vaikai. O tokių akmenų pakojam pilna. Vaikai neeina tuoli, ateina čia. Ką, pabuvom biškį prie jūros. Radom tokį laivą. Ką čia rašo? Čia tas pats miestelis toksai. Žemėlapis. Mes kažkur va čia buvom liktai. Dabar esam... Blecha, kaip tas laivas vadinas, užmiršau. Kažkur mes esam... Čia kažkur dabar, toj vietai. Žodžiu, pamatėm tą laivą, atvarėm pasižiūrėti. Gerulis toks, ką? Ventiliatorius. Ja, jau čia savo atgyvenęs laivelis. Supuvęs visas visiškai. Skylės vienas. Bet kaip ekspozicija liuks. Turbūt į vidų neįlipsi. Nėra laiptų. Kėdės, inkaras, dolė. Nu, žodžiu, toks laivelis. Varom toliau. O kas čia parašyta?
Children must be. Supervise. Prižiūrėti vaikus, tipo. Vieniems negalima eiti. Nu, žodžiu, tas stilas, kiek suprantu, labai sens čia yra. Liktai 50 metų statybos. Nu, kažkada buvo toks primityvus. Matas, čia tobulėjo ir dabar toks normalus visai. Nu, einam žiūrėti. Beižionių tiltą. Nu, einam. Aš bijau. Ei, tik tais. Nu, duok ranką. Duok ranką, varom. Jis juda. Čia tilts kaip tilts, žiūrėk, žuvelės maitin. O, kiek žuvikių, žiūrėk, atplaukia. Aš noriu pereiti tik tai. Далеко прибыли. Из Акмяни. А? Акмяни. Литва. Литва? Да. Ой. Очень много литовцев приезжает сюда. Да, да. А я слепая здесь. А, окей. Соцдом стариков. Понял, понял. Seniuks irgi, sakė, išlipuojęs iš senelių namų. Nu, eina. Važiavęs žuvytės maitint savo. Nu, nebaisu? Nu, aš tau sakiau, kad nebaisu. Noriu pamatyti paskui žemę kilnuosis, kai, žinot, neliktų. Vestuvės spinelės prikabintas. Čia tai į tą pusę link jūros, aš suprantu, eintas ta upė. Į jūrą einu ein. Einam ten į viršų pažiūrėti. Nežinau, einam pažiūrėsim, bet šiaip kažkas lyg yra ten, matau. Einam žiūrėti. Nu, nesika. O tau? Nu, tuškutė ką taip. Nieko normaliai visai. Man tai biški, bet nieko. O, žiūrėk, katins. Latviškai reikatinai sakyti, o dreivėje kokie. Nu, benai, kas ten viršui, užmesk akį. Kažkokie namai, nu einam žiūrėti. Ten turbūt žmonės gyvena, gal neikim ten, ne tada? Ką? O, čia specialiai. Kaip nam? Ten matyti žmonės gyvena. Tiesiog. O tavo įvažiai. Šviestuvė, ne? Vakarė turėtų gražiai atrodyti. Na, Ąžuolai, nebijosi dabar gal eit per tiltą? Ne. A jau kaip baimę praradai, ar kaip tu čia? Bet tai nebuvo. Nu tai aš tau sakiau, kad nebaisiai. Aš duodu ranką. A, Benai, duok ranką broliui. Ąžuolai, sakei, nebijai, varom. Čia mamai reikia duoti ranką, nes Ai, mamai davė ranką. Arba teisė. mamai biški nedrasu. Nu, nežinau čia. Nu, mamai nedrasu biški. Bet tai yra sunkiausiai į vidurį. Daugiausiai. Čia turėtų žuvies būti. Neblogos. Nu, kad jau nori. Nu, baisu. Man žiūri baisu. Tai koja atsileidai. Ąžuolas jau pripratęs per Beižionių tiltus vaikščioti ant dzin. A ne? Ką ten ta?
Катанėlė, tiltą. Ai, kuku. Счастливо. Čia toks kaip parkelis yra, estrada padaryta. Žiūrim, kas čia. Parkas. Upės Muižas parkas. O, kokiais automobiliais. Anksčiau latviukai važinėdavos. Robeža, akmens kažkoks. Akmuo kažkoks. Čia palauk. Lielais akmens. Čia kažkokia sena estrada bus, bet čia kažkokia pilės vieta. Kažkur turėtų čia būti. Na, žodžiu, po truputį važinėjomės po patį miestelį. Žiūrinėjom, kas kur kaip. O, koks krusdalins gražus. Varom žiūrėti toliau. Nes parkas tai sens. Tai parodysiu kelmą, kokį dydžią matau. O, aptikau. Kokį kelmą. Medis koks buvo. Bet čia jau sens medis. Ne tą pačias jau nupūsęs. Jeigu taip suprasti, palei ranką. Pats parkas pats sens, matas. Sens, tikrai sens, o pagal medžius tos nuotrauką to neperdada aišku, bet... Žodžiu, važiuojam toliau ieškoti, žiūrėti, kas įdomus tą miestelį. Važiavom čia kažkur nežinodami, aptikom tokių visokių pastatų. Bet čia hebra kažką matas daro, nes organizuojamas kažkokios šventės čia yra. Nes čia va į sceną stau. Scena, ten vėl kažkoks fabrik senas matas iš akmenų pusiau. Čia atrakcijas padaryts, laivs per pusę, soliukai visur, va, kėdutės. Kažkas kažkada čia vykst kažkur. Čia laivs. Čia va pastats kažkoks irgi va. Rock City. Kažkokie čia vykst renginiai, čia matytoj vietai. 28 buvo Liepos. Čia gali nuomotis į upę, čia šalia upė yra tenais. Na, žodžiu, važiuojam toliau. Man atrodo, parkui 100 metų. Čia šitam parkui 100 metų, ne? Jis nėra didelis. Sakau, palikau tą žemėlapį kam. Ar pasėmiai? Ne, ne. Čia 146 metų parkai. Radom Lietuvos ženklus. Signataras. 18 metų. O, kažkam atmint greičiausiai. Einam toliau. O kas ten? Neinam ją pačią, žiūrėk, pažiūrėti, tokie akmenys kažkokie yra. Eina, pažiūrėk. Na. Čia toks takiukas eina prie upės. Aš tiesiog einu pagal teisę. Ne, matai, kai esi apsirengęs, tai mažesnė tikimybė tau užliks. Nu, Benai, o tau būtinai reikia aplinkui. Liep į ją pačią, Benai. Žiūrėk, Benai, kur atkas ten būna. Ten. Jo? Įsidėm lauktas. Jos visur yra. Benai. O, čia kaip fainiai. Ant akmenų irgi gali būt. Ant soliukų irgi gali būt. Nu, bet visur gali būt. Soliukai padaryti prie upės. Fainiai. Aš atsisėsiu, nes čia nėra žalis. Aptikam tokias girnas. Braidžiu, Kas gan nemažas. Čia toks kaip kalnas prie upės. Kas čia laivas, dar kažkoks plaukia. Tai pažiūrėsim. Kas čia plaukia per laivelis. Normaliai.
Žodžiu, sugalvojom pavalgyt. Nepigų, iškart pasakau. Ai, mano sriubą gali nusifilmuoti. Šaltsriubę. Šaltsriubė 8 eurai. 3 kiaulienas, kas tai? Ne, 3, 2. 2 kiaulienas tie kažkokie kepsniai. Bulvyčių fri 1 porcija, 48 euriukai. Nori valgyt, nori ne. Bet faina vieta tokia, tu apsuksiu kamerą. Ten tas, kur kep maistą daro, toks labai šnekutis, labai fains. Čia didžėjus groja gyvai, čia bariuks. Ten vaikai hamakose duodas. Faina vieta tokia. Prie pat jūros čia esam. Čia už namų iškart jūra. Nu taip. Kažkaip taip. Skanau šeimyną. Skanu ąžuolai. Ką pabuvom? Kavinukai tokie, ką žinau, lauką kavinė tokia, kur valgiam. Pavalgiam, dabar nusipirkom ledų, suvalgiam. Atėjom prie jūrą saulėlydžio pasižiūrėti. Ir galvoju, kur čia fainiai atsisėsti. Tai ten toliau pamačiau, tai prieisim, matau, yra prie krantą kėdės. 4 kaip tik, o mes 4. Sakau, Aušrai, taigi varom, užmačiau kėdės, parelaksim. Jeigu jos niekino yra, tai pasėdėsim, nes čia daug kur mačiau būn. Visokie foteliukai, kėdės prie krantų padėtas. Aha. Mačiau. Ir einam, pabandysim daeit. Jeigu niekino yra, atsisėsim, parelaksinsim. Aš čia visur gyvenami namai viršai. Tai gal žmonių yra, bet gal neišvarės mums. Kas čia per pilis, ąžuolai? Na. Nu, einam į viršų, žiūrėk, kėdės yra. Eik, tu šaltas darbas. Blemba, bet... O. Kambarys. A. Va. Ant jūros krantą kokias kėdės. Užtikau. Ai, čia dajų ir tų kėdžių. Nu, žodžiu. VIP čia mum. Tikras VIP. Čia ne for public use. O, gali būti geriau, girdi. Ant jūros krančiuką. Patogias kėdės. Smėlį kojas. Pasak. Aha, čia privat. Jo private dar parašyti. Gerai, niekas čia mūsų neišvarys, jeigu gražiai pasidėsim. Tai gal ištrū. Nu, nesvarbu. Galbūt iš to Amber VIP čia ir yra. Ten yra viešbutis Amber VIP kažkoks ant jūros krantą. Čia gal jų ir yra. Privat. Nu, nesvarbu. Mes gražiai pasidėsim. A ne, vaikai? Ne. Aš nenoriu gauti. Pasakėlė. Na ką, draugai, baigės mūsų išeiginis savaitgalis. Ir... Kas ten yra? Žodžiu, taip suksiu kamerą, pažiūrėkit kokį... Gal koks čia kaimelis? Aisputė. Aisputė kaimelis toks, miestelis nedidelis. Tokia kavinukė atvažiavom, retro stiliaus. Sienas iš vis tokia senoviškas. Dar vienas žaisliukas. Pečius. Užsisakėm bulvinių blynų.
ir vaikams paprastų blynų. Ir kavos pasiėmėm. Kiek sumokėjom? 20 eurų? 20 kažkelis eurus, ne? Tai apie 25 eurus sumokėjom. Tai palyginus kainas tikrai pigiau negu buvom tam prie jūros. Ten kosmosai. Nu, bet, žinai. Tai va, žodžiu. Tiek žinių, lekiam namo, išeiginės baigtas. Iki.